Jūs irgi jaučiate sąžinės graužimą, kai vaikas visą vasarą nieko neveikia. Vieni tėvai sako, vaikas labai pavargo mokslo metais, dėl to vasarą reikia ilsėtis. Kiti tėvai ieško, ką daryti, kad vaikas visą vasarą nesėdėtų prie kompo. O kai kurie pasitinka vasarą sunerimę dėl prastų mokymosi rezultatų. O aš galvoju, ar žmonės žino, kad smegenys pilnai pailsėtų mums pakanka vos 2 savaičių nieko neveikimo, o po to mes pradedame barstyti išmoktą informaciją. Kol kai kurie svarsto, ar dabar tinkamas metas, ar verta? Kiti išnaudoja vasarą tam, kad stiprintų savo smegenis ir į mokyklą grįžtų pasiruošę. Tiems, kurie mokslo metais yra apsikrovę būreliais arba vasarą nori išnaudoti prasmingai, mes turime nuostabų pasiūlymą. 7 savaitės, 2 valandas per dieną ir jūsų vaikas bus pasiruošęs naujiems mokslo metams. Nedelskite, nes vietų kiekis yra ribotas. Neatidėliokite šito sprendimo į kada nors. Geriausias laikas yra dabar. Tai ar jaučiate sąžinės graužimą?